Just I run this. And I'm doing it. Down like that. Down like that. And I'm making it. Oh! Hello! Welcome back. Welcome back, bitches! Bitches! Tai ką, mes grįžome ir mes esame... Santaša! A genius, I know. Santa, Šarūnas. Šarūnas, Santaša. Vis Ką dar mes eina. darysim, Šarūnai, čia? Sakau, Santa, davai nepameskime mūsų įgūdžių tokiam vienam Lietuvos projekte. Ir sakom, davai darom vlogą. Mes mėgstam šnekėti, o tam reikia nuolatos treniruoti kalbos aparatą. Kaip pavyzdžiui, kalbos aparatas yra mūsų lūpos, dantis ir visa kita smegenai. O kas neturi smegenų, tai naudoja tik tais lūpas ir dantis. O tai mes ir darome. Ir turėsim savo tokią vlogą, blemą, Santašą. Rubrikos. Mes kaip profesionalai tikrai užsirašėm jas ant lapelių, kurie niekada nedingsta, nes jie tokie susiekti. Šiandien mes šnekėsime apie savaitės saldainį. Savaitės saldainis. Mano savaitės saldainis buvo British Awards. Oh my goodness. Ir jisai laukė visų pasirodymų Bruno Mars, Katy Perry ir visų kitų. Tai žodžiu, mes juos pasižiūrėjom su Šarūnu ir nusprendėm, kad reikia rinkti ir galų galiai išrinkti, kas geriausiai atrodė ant raudonojo kilimo. O man iš tikrųjų žiauriai patiko Jessie J su savo papuvusiom mėlynom lūpom ir tokiu apteškiniu triko. Juicy J. Mano savaitės saldainis yra šimtadienis. Kaip matėte tikriausiai ir gatvėse ir net ir spaudoje. Žodžiu, 12-okai šėlsta ir dar tikriausiai ir šiandien važinėja limuzinai. Ir vogė savo auklėtas, nežinia kaip jos tokios nustebusios pasimetų su moteriškės, nes jom dažniausiai virš 40 ir jos nenutokė, ką čia tie šelmiai daro. Kiekvieną savo auklėtoją galvoja išvežti vis skirtingų būdų su greitaja, su katafalku, ten su kokiu nors senu busiku. Žodžiu... O girdėjai, Gabrielius, mūsų Lietuvos dainininkas. Jisai havajietiškai apsirengė ir visas toks Bumbuai. Halaluga. Tai, mėly 12-okai, sveikinam su liko tik 100 dienų. 100 dienų! Ir jūs būsit laisvi ir tada nežinau, ką daryti su savo gyvenimu. Nerasi darbo, taip kaip aš! Ir baigsit gyvenimą taip kaip mes. Tai jeigu norite pasipuikuoti savo 100-dieniu, tai tweetinkite arba siųskite mums su Santa į Facebooką arba į Twitterį. Aš esu Eta Šarūnas Kirdeikis. O aš esu Eta Santaudits. Yes, tai tweet 100-dienis. 100-dienis, hashtag 100-dienis. Ir papasakos, kaip jūs šventėt, kaip nerealiai atšventėt. Kaip prisigėrėt, kaip prisigėrėt. Ir visas savo Detalės. nuodėmes, žodžiu, išsakykit mums. Savaitės post. Mano savaitės postas yra šokančios smegenys. Aš papostinsiu jas čia. Ten labai gerai, aš susiejau tą smegenų video su amerikietė norėjusi patapti Barbę, kuri teigia, jog nenori būti žmogus, o nori būti iš plastiko, nes žmogumi būti yra nuobodu. Bet norėčiau būti iš plastiko. Špaunk! Ok, čia YouTube'as. So you think you can! Mano užduotis Santai šiandieną yra vis dar populiari ir vis dar toliau populiarėjanti. Santa įtarė, kas tai yra. Tai yra Miley Cyrus. Salės atsisako jos koncertinės ir gašlus. Santa, ar tu galėtum pavaizduoti Miley Cyrus twerkingą iš pačios geriausios pusės? Va ta, kur jinai iš nuoga šoka. Okay, this is Santa. Yes, you can! Šarūnai, šiandien aš noriu, kad tu man pavaizduotum Katy Perry naujos dainos, tai yra Dark Horse, interpretacija Kleopatros imidžą. Let's rage. Here you were gonna come to me. Here you are, but you better choose carefully. I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Make me your only. Make me your enemy.
Nu. You can. Palikite komentaruose, žymiau, kurio variantas labiau patiko. Santos ar Šarūno. Ar Šarūno, tai komentarai. Na, aš negaliu taip būti. Palauk, aš susitvarkysiu. Nuimkim laiką. Savaitės rakštis. Rakštis tai yra viskas tas, kas neduoda tau ramybės per savaitę. Pavyzdžiui, šią savaitę aš negaliu pakęsti. Tai yra, žinai ko? Nes aš neišgeriu tų prakeitų vitaminų ir pamirštu juos išgerti. Ir nežinau, kaip padaryti, kad juos išgerti. Aš, pavyzdžiui, pasidedu vitaminus ant šaldytuvo, kurie yra prie išėjimo. Ir ten yra ir arbatinukas. Ir aš palieku puodelį. Ir kiekvieną kartą tu apsirengiu, bėgi lauk, įsipili vandens ir išgeri vitaminus. Grįžti namo. Ir pirmas dalykas, kurį tu padarai, vėl išgeri. Ir 2 kartus per dieną tu išgeri vitaminų. Ryte ir vakare. Kas tau neduoda ramybės šią savaitę? Šią savaitę aš norėčiau pakalbėti apie taksistus. Yra 2 tiesos tokių universalių atžvilgių. Tai yra Dievas ir taksistai. Tai yra žmonės, kurie žino, visais klausimais gali kalbėti su tavimi. Tai yra politika, aplinkosauga, kainos, prezidentė, užsienis, grožio konkursai, dar kažkas tai. Ir tai yra žmonės, kurie yra visada teisūs. Taksistai su tavimi šneka dėl to, kad tikisi gauti daugiau arbatpinigių, o tu šneki dėl to, kad tikėsi, kad jie tau nuleis kainą. O ką tu darai, jeigu tau, pavyzdžiui, jungia Ruskį radiją? Turiu tokią bėdą, jeigu groja baisi muzika, aš negaliu paprašyti taksistų, kad jie perimtų. Bet žinok, man yra vienas nutikimas nutikęs, aš įsėdau į taksi ir vairuotojas atrodė, tarytum po sovietinio karo, nežinau, ta prasme toks sumuštas baisus. Aišku, aš išsiklausinėjau, kodėl jis taip atrodo ir jis man pasakė, už viso kūno sužalojimą. Jisai pasiskundė, kad yra toks baisus ir žmona iki šiol pyksta, kad jų dukra gimė, baisu. Žinoma, nebūčiau aš Santa ir paklausiau, tai turės pardavinėti save, kad surinktų tokią sumą už baudą. Ir jis sakė, tai gal jūs panelė domina. Tai aš stengiausi įsisukti kažkaip tais, nes bijojau, kad supras, kad mane tikrai gali Žinoma! Žinoma, norėčiau. Gerkite vitaminus, o taksistai prašo, neleiskite Ruskio radiją per savo mašiną. Ane, kokie problem. Ten kažkaip tai dainuoja. Prenumerokite. Taip, Santaša. Subscribare. Santaš. Ne. Santaša. Net žiūrėkit, mes turim pavadinimą. Jis tik iš kitos pusės. Fail. Milas, kaip reikia tarti? Milas Sirus?